Pakomentuokite apie jūsų vykdomą akciją. Raseinių visuomenės sveikatos biuras prisijungė prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotos akcijos, kuri yra vadinasi Vaikai ir saugus eismas keliuose, kuri vyksta nuo gegužės 4 iki 10 dienos. Taigi mūsų biuras, mūsų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai aktyviai dalyvavo šitoje akcijoje, visose ugdymo įstaigose rinko parašus ir sėkmingai surinkę atnešėme įteikėme merui. Tai surinkom 2233 parašus ir prašėm savivaldybės atstovų, kad atkreiptų dėmesį, kad vaikai jaustųsi saugus keliuose, nes visgi pasaulyje kiekvieną dieną žūsta tūkstančiai vaikų. Ir šitos parašus mūsų meras įteiks pasaulio lyderiams. Kokia jūsų nuomonė apie visuomenės sveikatos biuro vykdomą akciją? Aš galvoju, kad tai viena iš tokių akcijų, kuri ypač reikalinga mūsų rajono gyventojams, jaunimui. Ir jeigu bus saugus jaunas žmogus, tai bus saugi ir mūsų visa visuomenė. Ir tikrai sveikinu ir tikiuosi iš šitokių akcijų ne tik tai moralinio palaikymo, bet ir konkretaus kažkokio tai atsakymo į mums rūpimus klausimus. Ir dar kas svarbiausia, kad už saugų žmogų mes kovodami, siekdami, kad jis būtų saugus, visuomet žinome, kad turėsime ir saugią visą visuomenę.